pristatau nacionalinio gaminio komisijos vertinimo narius. Tomas Ramanauskas, reklamos specialistas, reklamos agentūros LAP bendrakūrėjas. Zita Biržinė, mokslų daktarė, bendrovės BHJ, direktorė. Rimvydas Valatka, žurnalistas, portalo elrytas.lt, vyriausiasis redaktorius. Jaunius Pusvaškis, Baltic Management Institute, Baltijos vadybos instituto generalinis direktorius. Ir Livija Gradauskienė, laidų vedėja. Sveiki. Šį vakar nacionalinio gaminio konkursui pristatomas daiktas, be kurio turbūt daugelis neįsivaizduojame savo buities. Tai šaldytuvas. Šis pagamintas bendrovėje Snaigė ir tai yra naujas įmonės gaminys. Apie jį papasakos bendrovės generalinis direktorius Gediminas Čeika ir bendrovės rinkodaros direktorė Rūta Petrauskaitė. Labas vakaras. Akcinė bendrovė Snaigė jau 50 metų gamina šaldytuvus ir komercinių šaldymo prietaisus. Per tą laiką pagamino gal kokį 11 milijonų gaminių, taip kad kiekvienam Lietuvos gyventojui teko daugiau negu 3 šaldytuvai. Akcinė bendrovė Snaigė gali save laikyti tikrai šalčio ekspertais, nes gamina tik šaldytuvus ir tik šaldytuvus. Taip, kad šį reikalą išmano. O šiandien mes pristatome savo patį naujausią gaminį. Tai Snaigė Ice Logic A++ klasės gaminys. Kuom jis yra ypatingas? Tai aukščiausios elektros energijos klasės gaminys. Ne kiekvienas pasaulinio lygio gamintojas kol kas dar gali juo pasigirti. Šis šaldytuvas sunaudoja daugiau nei pusę elektros energijos mažiau. Taip, kad manau, kad jis pradžiugins bet kurį Lietuvos Respublikos gyventoją. Aš galėčiau tik pasakyti, kad tikrai tai yra populiarus gaminys ne tik čia, bet ir kitose šalise. Mes daug gaminių eksportuojame. Pagrindinės eksporto rinkos yra Prancūzija, Vokietija, Ukraina. Tai tiek šiam kartu. Ar užsienyje šitas šaldytuvas parduodamas tuo pačiu pavadinimu Snaigė ir kaip užsieniečiai jį taria? Labai įvairiais pavadinimais, bet Snaigė vienas iš pagrindinių. Kai vartotojas renkasi šaldytuvą, kam jis teikia privalumą ar prioritetą, rinkdamasis daiktą? Vartotojas iš karto suskyla į dvi dalis. Į vyrišką pusę ir moterišką pusę. Ir čia mes matom didelius skirtumus. Vyras visą laiką žiūri į techninės charakteristikas. Žiūri, koks kompresorius įdėtas į šaldytuvą. Kas yra jo viduje, kur jisai pagamintas, kiek tų kompresorių yra, kokio jis dydžio ir galų gale kiek jam tas kainuos. Moterisgi žiūri, kaip šaldytuvas atrodo. Ar jis patogiai atsidaro, ar nesulaužys manikiūro, kiek yra lentynėlių, kiek yra vonelių, ar patogu bus įsidėti tai, ką jinai nori įsidėti. Tai yra svarbiausi skirtumai ir tai svarbiausi yra dalykai, kuriuos žiūri mūsų vartotojas. Aš norėčiau iš karto ir paklausti, kiek kompresorių yra šiame šaldytuve? Šiame šaldytuve yra, ačiū Dievui, tik vienas kompresorius, kadangi 2 kompresoriai iš karto pakeltų šaldytuvo kainą ir taptų brangus ir be to daug daugiau sunaudotų elektros energijos. Jisai turi visą tai, ko reikia, o ko nereikia, jis neturi. Tai tada sakysiu, kad blogai yra. Dar prieš kokius 9 metus buvau Milane vienoj parodoj, kurią Electroluxas kvietė. Tai jau tada ten buvo sakoma, va čia yra šaldytuvas, viskas per šaldytuvą, į mobilų telefoną, iš mobilaus telefono į spynas ir taip toliau ir taip toliau. Tai gal jūs gaminat vakarykštei dienai? Ar toks šaldytuvas dabar stovi jūsų namuose, kuris viskas sujungia? O, aš nesu toks turtingas žmogus. Manau, kad jeigu jūs paklaustumėt kiekvieną... Ir ne taip mėgstu prietaisus. Bet žinokit, atsakymas lygiai būtų toks pats, jeigu paklaustumėt kitus vartotojus Lietuvoje ir ne Lietuvoje. Niekas nepasikeitė iš esmės. Žmonėms reikia paprastų daiktų. O tie šiuolaikiniai šaldytuvai, jie turi tam tikras funkcijas, kurios vadinasi, tarkim, BioFresh, žinau tokį, ar ne? Ar jis turi kažką panašaus, šis šaldytuvas? Šis šaldytuvas ne, bet jo ateinantis kartos brolis turės BioFresh. Bet kažkaip jis, skaičiau, kad kažkaip gerai jis išlaiko maisto produktų šviežumą, drėgmė kažkokia yra, kas jis ne tai, kad drėgmė, tai yra nulinės temperatūros skyrius pačiame šaldytuve. Kol kas šitas šaldytuvas gali suteikti tokią temperatūrą apačioje. Ir ką duoda ta nulinė temperatūra? Nulinė temperatūra duoda tą, kad šaldytuvo viduje jūs galite laikyti, tarkim, atvėsinti mėsą, jinai galbūt ilgiau laikysis.
Žinot, ką aš noriu pasižiūrėti? Aš noriu pasižiūrėti, kur ten tie sidabro jonai uždėti. Nes iš principo... Jūs žinokit, nesimato. Nes mano klausimas buvo taip yra, jeigu yra sidabro jonai, tai aš dabar galvoju, kiek man kainuos tas šaldytuvas su sidabro jonais, gal man užtektų sidabrinį šaukštą įdėti. Ir tą patį efektą gaučiau. Suprantat, sidabro jonais padengtas visas paviršių šaldytuvo viduje. Reiškia, jisai kovoja su bakterijom ir mikrobais visam paviršiui. Jūsų sidabrinis šaukštas kovos tik tai ten, kur jisai bus padėtas. O dabar kitas dalykas, nacionalinis gaminys, lietuvių nacionalinis gaminys. Kaip Jūs manote, šitą dėžę, kurioje valstybėje, kurioje tautoje jos bus parduota daugiausiai? Daugiausia šaldytuvų, manau, kad Ukrainoje. Ir Vokietijoje. Žinot, kodėl? Dėl to, kad ten gyventojų daugiau negu Lietuvoje. O kaip Ukrainoje vadinasi? Snaigė ir vadinasi? Snaigė. O Vokietijoje? Vokietijoje yra ir snaigės, yra ir su Severin prekiniu ženklu. Aha. Italijoje parduodame lygiai tokį patį šaldytuvą su ženklu SMEK. Čia turbūt prekės ženklo gale, kai uždėdi užrašą SMEK, ką mes dabar sužinome, automatiškai pagražėja, nes mes pripratę prie vakarietiškų dalykų. O tie, kur retro SMEKai, tai turbūt yra labai senos snaigės, nurašytos ir pardavinėjamos. Arba dar senesni, kokie ten zilai būdavo. Dar vienas pavyzdys, kad labai daug produktų užsienyje perkame su kitais prekės ženklais, bet jie gaminti Lietuvoje. Prašau, tai šitas yra šokiruojantis atradimas, kai sužinai, kad kažkas moka turbūt trigubai, vien tik tai, kad atsiranda kitas užrašas. Mes labai daugam gaminam garsiem pasaulinio lygio ženklam. Tai nėra prasmės pirkti kitų šaldytuvų. Praktiškai jo. Tai komisija, matau, jau apsisprendė, suskaičiavo. Pone Tomai, pradėsim nuo Jūsų. Kaip Jūs vertinate? Tai be abejo, ekonominė vertė yra aukščiausio įmanomo balo, nes iš skaičių matosi, kad jie yra tikrai dideli, įspūdingi, o produkto išskirtinumas, tai čia mes galėtume ilgai ir nuobodžiai diskutuoti, bet man atrodo, kad jam stinga produkto išskirtinumo, jeigu vertintume su visais produktais. Lietuvoje taip, bet su užsienietiškais šaldytuvais mes vis dėlto, gal aš pasigėščiau kažkokio unikalumo. Man jis yra vienas iš daugelio tvarkingų šaldytuvų, tai aš rašyčiau 12 balų. Pone Zita, kaip vertinate Jūs? Aš įvertinau visą ekonominę vertę 18, nes vis dėlto ekonominę vertę matau tiek pačiai įmoniai, tiek Lietuvai matau, tiek yra vartotojų, nes ir kaina optimali ir daug tokių gerų savybių radome. Iš išskirtinumo irgi aš vis dėlto duodu mažiau, aš duodu 16 balų, nes, dar, kaip sako, kažko tai nori, gal norisi man tos etiketės kitokios, ar kažko tai truputį išskirtinumo, kad ir šiek tiek skirtusi negu visi yra rinkoje esantis šaldytuvai. Pone Rimvydai, kaip vertinate Jūs? Ekonominė vertė 17, išskirtinumas 15. Pone Jauniau? Žiūrint ekonominę vertę, aš matau didžiulį potencialą, nes labai džiugu, kad dirbate abiem kryptim. Tai yra, neturi tik tai savo ženklą, bet dirbate ir kitiems gamintojams, kurių vardus dedate. Tai taip minimizuojat savo riziką. Jeigu kalbėtume apie, tai ekonominę vertę duočiau 18. Jeigu kalbėtume apie produktų išskirtinumą, tai mano nuomonė, kad prie Ice Logic aš dar pridėčiau ir Silva, nes tai duotų jūsų šaldytuvui tikrai išskirtinį pozicionavimą rinkoje, ko galbūt neturi jūsų konkurentai, jeigu jie neturi. Nes jeigu yra prisodrintas vidus sidabro jonų, tai yra tikrai didžiulis pliusas šaldytuvui pačiam. Kokybinė prasme. Tai išskirtinumą Jūs vertinate? Išskirtinumas būtų 15. 15. Ačiū. Pane Livija, kaip vertinate Jūs? Mes ekonominė vertė parašėme 20 balų, nes iš tikrųjų man negaila lietuviam, gamintojam. Ir iš tiesų tikrai kainos ir kokybės santykis yra puikus ir manau, kad visada jeigu neturi tiek pinigų, kad gali švaistytis į kairę į dešinę ir norėti televizoriaus šaldytuve, tai tuomet snaigė visada, manau, yra geras pasirinkimas. O produktų išskirtinumas tiesiog šiek tiek mažiau, 15. Susumavus komisijos balus, produkto ekonominė vertė vertinta 93 balais, o produkto išskirtinumas įvertintas 73 balais. Aš noriu priminti, kad dalyvauti nacionalinio gaminio rinkimuose gali bet kuri Lietuvos įmonė. Produkto pristatymas nieko nekainuoja. Jums tereikia užpildyti anketą interneto portale elrytas.lt.